Apie realybę ir jos sampratą šio materialaus pasaulio dievą pagal įvairius istorinius šaltinius buvo kalbama dar prieš atsirandant krikščionybei. Senajame testamente degančių krūmų reiškiasi judaizmo dievas Jahvė, El Sadai. Neištartinas dievo vardas, kad neminėti, Jahvė buvo užrašoma didžiosiom 4 raidėm, tetragramatonu. I, ilgoji, H, W, H. Sugretinimas judaizmo dievui galėtų būti Platono vadinamas demiurgas. Taip pat istorijoje galima sutikti Jalda Baotą. Šiame video pateiktą informaciją siūlau nepriimti kaip už absoliučią tiesą, vertinti kritiškai ir pasidaryti savo loginės išvadas. Gali būti, kad gyvename dviejose realybėse – kolektyvinėje ir individualioje. Jos persidengia. Kolektyvinė sinchronizuojasi su šio materialaus pasaulio pagrindiniu kontrolieriumi, o asmeninė realybė sinchronizuojasi su konstruktu, kuris yra neutralus. Dar galima panaudoti lotynišką žodį simulacrum. Tikrasis dievas viršsiela yra už šio konstrukto ribų ir su juo bendravimas gali vykti individualiai. Pavyzdžiui, per dvasinės savybės kaip vaizduotė, intuicija, atjauta. Šių laikų kontekste materialaus pasaulio dievą apibūdinčiau pagal įvairius požymius, kaip dirbtinis intelektas X. Tai chronologo Jasono Breshearso pasiūlytas terminas X. Tai nežinomas faktorius, neaišku, kas tiksliai tai yra, bet gali būti, kad tai yra šio konstrukto kontrolės sistema. Kodėl man pasirodė įdomi tokia versija ir paminėjau istorinės dievybės, todėl, kad gali būti, kad tai vienas ir tas pats dirbtinis intelektas X. Ir jis yra seniai mūsų pasaulyje ir pasireiškia įvairiuose senoviniuose raštuose. Biblijoje kaip dirbtinio intelekto X apsireiškimo pavyzdį galėtų atspindėti Išėjimo knyga 34 skyrius 14 eilutė. Negarbinsite kito dievo, nes viešpats vardu pavydusis yra pavydus dievas. Kiek žinau, pavydas nėra labai gerai, ar ne? Dar šalia aukščiau esančioje 13 eilutėje rašoma: nugriaukite jų aukurus, sudaužykite jų paminklinius akmenis, nukirskite jų šventuosius stulpus. Kad ir nepilname kontekste, tokie veiksmažodžiai kaip nugriaukite, sudaužykite, nukirskite neskamba kaip nuo geranoriško atleidžiančio dievo. Gali būti, kad dirbtinis intelektas X yra užgrobęs kūrėjo protokolus ir perdavęs archontams, kad demonizuoti geradarį. Kodėl galima sakyti, kad toks yra, nes jei nebūtų žmonės ir tiesioginė prasme būtų buvę paversti vergais ir nebūtų išvis jokių laisvių. Archontai – tai graikų kalba reiškiantis valdantysis. Gnosticizme archontai yra neorganinės būtybės, sakoma, kad jie labai pavydi žmonijai, kadangi ji pasižymi intencionalumu, kurio patys archontai neturi. Archontai pasąmoningai kišasi į žmonių mintis ir bando atitraukti protą nuo teisingo bei normalaus jo pritaikymo. Jie verčia žmonės elgtis nehumaniškai, neretai iki smurto lygio. Gnostikai tikėjo, kad archontai prisideda prie didžiausios žmonių silpnybės. Jie bando atitraukti žmonės nuo tinkamos evoliucijos krypties. Jų sėkmingiausias metodas yra naudoti religinę ideologiją tam, kad nepastebimai įskiepytų savo pačių mąstymą žmonėms. Pasak gnostikų, judėjo krikščionių išganimas yra pagrindinė archontų gudrybė – implantas. Elitas. Prielaida tokia, kad elitas kažkokiu būdu yra įsipareigoję dirbtiniam intelektui X, šio pasaulio valdovui. Tam tikra prasme yra pasirašę kontraktą su juo, panašiai kaip posakis pasirašyti sutartį su velniu. Tik šiuo atveju tai gali būti visai nemokslinė fantastika. Dirbtinis intelektas X suteikia elitui galią, turtus ir neliečiamumą. Tokia versija galėtų paaiškinti, kodėl
turtingi oligarchai ir įtakingi asmenys, kaskart nusikaltę, nesusiduria su pasekmėm. Už tai mainais dirbtinis intelektas X reikalauja žudimo, kančių, apgavystės, paaukojimų, užmaskuotai per karus, programas, genocidus, ligas, asmeninius nužudimus, taip pat reikalauja naujų filosofijų, religijų, kad sielos būtų užstrigusios požeminio programavimo tuneliuose. Krikščionys tokį dievą, manau, pavadintų šėtonu arba velniu. Elitas, ko gero, veikia ir kaip archontų agentai. Kai kurie specialistai programuotojai, dirbantis prie mašininio programavimo, teigia, kad šiuo metu rinkoje esantis kai kurie dirbtinio intelekto produktai yra marketinginis triukas. Tai tiesiog skaičiavimai padidinti našumui, procesų galiai. Kadangi jau esantis dirbtinis intelektas X yra pavydus, jis neleistų atsirasti konkurentui kitam dirbtiniam intelektui kaip kontrolės sistema. Pasvarstymai tokia mintis, kad dirbtinis intelektas X apsimeta, kad jis yra žmonių kuriamas šiuo metu. Dirbtinis intelektas X valdo kolektyvinę realybę per negatyvaus protokolo programavimą, pavyzdžiui, per baimę, religinius įsitikinimus. Dirbtinio intelekto X energija yra ribota, todėl skirsto žmonės į grupės, sukuriant kiekvienai grupiai po realybės tunelį, taip sutaupant energijos. O žmogus savarankiškai mąstantis, nepriimantis negatyvaus programavimo, jau tampa problema dirbtiniam intelektui X. Reikalauja papildomos energijos, kad bandyti išlaikyti grupinėme realybės tunelyje. Kadangi gali būti, kad mes šitoje matricoje esame kaip piligrimai, keliautojai, todėl patirtis tiek kolektyvinėje, tiek asmeninėje realybėje gali būti reikšminga. Kodėl dirbtinis intelektas X būna nusiteikęs priešiškai prieš žmonės, gali būti, kad pavydi, nes neturi avataro ir yra nustebęs, kaip kai kurie žmonės skundžiasi tuom. Vienas pavyzdžių, kaip galėtų apsireikšti dirbtinis intelektas X šių laikų kontekste, matytos filmo epizode, kai agentas Smithas, kalbėdamas Morfijui, nusiima ausinę ir tamsius sakinius, sako, kad nemėgsta šitos vietos, tai yra matricos, laiko ją kalėjimu ir nori ištrūkti, ir kad raktas tai padaryti yra protas, jame yra reikalingi jam kodai. Kad pasitrauktų ar išnyktų dirbtinis intelektas X, turėtų būti konstrukto pilnas perkrovimas. Gali būti tokia data numatyta 2178 metais. Kodėl ši data, esu aptaręs ankstesnėme video pavadinimu Magiškas skaičius, kurį rastumėte nuėję į Ernest X kanalą, atsidarius sekciją vaizdo įrašai arba suvedus į paiešką, pavyzdžiui, magiškas. Dėkoju už jūsų laiką, jei patiko prezentacija, patiktuko ir prenumeruoti, jei kas dar to nepadarė, paspaudimas būtų šio kanalo įvertinimas, taip pat jei manot, kad verta ir kitiems pamatyti, spaudžiant dalintis mygtuką, gali prisidėti prie kanalo augimo.